Sveiki draugai, čia aš Viesna ir šiandien mes vėl žaidžiame House Flipperio žaidimą. Šiandien aš jums parodysiu, kas čia pasikeitė, kaip atrodo dabar namai ir šitos kopėčios čia stovi laikinai. Aš tiesiog norėjau užlipti ant šito namo stogo, net nežinojau, kad bus įmanoma tai padaryti. Na ir galima aišku pradėti nuo antro aukšto. Čia yra vieta, kur galima degintis ant saulės. Tarp kito galim prisėsti čia. Puiku, viskas. Aš kaip ir pailsėjau. Nekreipkite dėmesio į šitą skeletą. Arba ne, žinot, ką aš paaiškinsiu. Ta prasme, šiaip man pasirodė, kad kylant laiptais visai būtų juokinga. Truputį prabangesnė, kiečiau atrodanti lova. Taip pat pasidariau gaming setupą, aš dabar galvoju, gal reikėjo tą monitorių pasukti šiek tiek, įstrižiau kažkaip pastatyti. Gerai, sakykim. Dabar jau čia viskas atseit puikiai atrodo. Jo, ir turim konsolę, ausines, webcamą, kompiuterinę kėdę ir taip toliau. Jo, ir aišku labai smagu iš lovos žiūrėti teliką arba prisijungti konsolę prie teliko. Žinot ką, gal aš padėsiu konsolę po teliku. Bam. Aha, ir negalima kontrolerio ant lovos padėti. Žinot ką, padedam po lovą. Šmulkis. Turime dar vieną terasą ir vietą, kur galima degintis. Šitos kopėčios neveikia taip, kaip turėtų. Aš paprastai galėdavau čia tiesiog užšokti ant to krašto, vaikščioti ir panašiai, bet velnių, žinot ką, mes jas tiesiog parduodam. Šį kartą pasinaudosime laiptais. Ir tarp visko mes koridoriuje turime batus, kuriuo aš gyvenime niekada nedėvėsiu, dviratį, pridėjau labai daug paveikslų, galvoju, kas nors čia pasikeitė. Ne, šitas tulikas buvo praktiškai tobulas. Truputį perstumdžiau čia ir sienas, ir kolonas. Jo, padariau šiek tiek daugiau tokios jaukesnės erdvės. Čia, atsimenat, buvo duris ir skalbimo mašina turėjo savo atskirą kambarėlį. Galvojau, per daug prabangu ir tiesiog skalbimo mašiną perkeliau čia. O vietoj to kambarėlio čia sumontavau dušą. Ką dar turim? Turim kambarį, kuris šiek tiek pasidarė modernesnis. Turim labai didelį teliką. Ir šitas telikas yra dar ne pats didžiausias. Mes galim dar didesnį teliką turėti, man atrodo, čia yra medium dydžio telikas. Tarp kitko buvo trumpam užvaręs Artūras ir padėjo sudėti duris. Aš nežinau, gal einam į lauką? Jo, aš galvoju, gal visgi šitą stalą su kėdėm reikėjo parduoti, nes viskas čia apsnigta. Jo, taip pat galima čia suptis, ten įrankių kažkoks namelis. Sveikas, gandriuk. Kur bėgi, gandriuk? Oi, gandriukai, kur? Nu, kur tai? Oi! Turime virtuvę, kurioje tik atsirado papildomai šiukšliadėžė ir lempos, daugiau kaip ir nieko nekeičiau. Šiek tiek viskas čia atsinaujino, tik tai kilimą iš kažkokios močiutės nuo sienos nukabinau, pavogiau. Turim biliardo stalą. Ne tik biliardo stalą, ir plus dar Vladą, žodžiu, kažkokį ten vampyrą. Ir turime stalo futbolą ir netgi žuvytės. Ir netgi 2 asilėlius, man atrodo. Jo. Taip pat turim gitarų, kurios čia kabės tik dėl grožio, nes niekas iš mūsų, man atrodo, nemoka groti gitaromis. Taip pat turim fortepijoną, kurio irgi niekas turbūt negros. Karstas, nežinau, ką čia daro. Galima dar suptis ant šitos kėdės. Nejaučiu, kad supčiausi. Taip pat šachmatų lentą turime. Jinai čia guli tik tam, kad mes protingiau atrodytume, niekas nemoka žaisti šachmatais. Ok, ir išeinam trumpam į lauką. Turime hamaką, turime šiaip kažkokią sofą ir turime namų, tiksliau, lauko kiną. Taip pat mes dar turime sporto, tiksliau, lauko sporto salę. Turime 2 bokso kriaušės ir man atrodo, kad aš jau jums čia viską, ką tik tai galėjau, aprodžiau.
Jo, o ką aš norėčiau padaryti, tai visgi parduoti šitą namą. Buvo atvaręs Talžūnas, sako, tik vienas miegamasis, ta prasme, kur visi pildikai miegos. Kad ir koks didelis šitas namas yra, bet mums jis per mažas. Ok, dedam šitą namą į aukcioną. Ir žiūrim, kiek žmonių pasiūlys mums palankės kainas. Ok, jeigu parduodu namą, tai uždirbu 125 000. Palaukit sekundę, mes galim dėrėtis. Pabandom. Ar žmonės sumokės papildomus 6 000, kad įsigytų šitą namą? O! Kaip gerai, kad pabandžiau pasiderėti. Dabar galvoju, o gal reikėjo daugiau paprašyti pinigų? Kas žino? Jo, pažiūrėkit. Kaip atsinaujino, kaip išgražėjo namai. Ir žinot, ką mes dabar darysime? Ogi bandysime įsigyti Džino Vėžlio namą. Oh my god, aš negaliu patikėti. Eikit savo. Mes čia atvarėm su šituo katamaranu. Nuostabu, ką daryti su šitais akmenimis? Ir nežinau, gal mums reikia nuskusti šitą žolę? Ne. Reikėtų šiek tiek pavalyti šitą namą. Ta prasme. Drakono rutulys. Išnyko. Kiek mes tokių drakono rutulių galime rasti? Dar vienas. Ok, minimum 2. Gerai, žinot ką, patraukiam šitą kvailą akmenų mokyklos nebaigusią akmenį ir... Taip. Opa. Gerai, sudėjom 3 rutulius, o reikia rasti 7. Eikit savo. Kas čia taip netvarkingai valgo? Jergutėliau. Šitie... augalai, man atrodo, buvo kokį 100 metų nelaistyti. Ok, namai pasidarė kur kas švaresni. Aš manau, kad pildikai čia nesikraustis, nes... Kus čia per velnias? Nes visgi ankštoka, lyginant su praeitais namais. Jergutėliau, kas čia? Drabužių spintos kambarys. Rimtai, ir aš ką tik mačiau voratinklį. Ta prasme, jeigu čia yra vorų, tai kad čia kraustytųsi akva, tiesiog 0 šansų. Gerai, ne pati švariausia vonia ir tūlikas, šiaip tai vien dėl estetikos galėtume tą tūliką parduoti ir įstatyti čia, instaliuoti naują. Kamuolys. Rutulys, ar kaip čia, paimam ranką ir tada paimam rutulį. Gerai, žinot ką, aš noriu pažiūrėti, gal spintelėse yra rutulių. Reikia, žinokit, viską tikrinti. Radau dar 2 rutulius ir dar 2 trūksta. Gal tos akmenis parduoti reiktų ir tada kur kas lengviau. Dar vienas rutulys ir mums trūksta paskutinio. Gerai, velniop, akmenis parduodam. Ok, čia turbūt jau paskutiniai akmenys. Aha. Viskas, akmenų neliko. Galim žolę nuskust. Opa, nuostabu. Gal netyčia kokį drakonų rutulį žolėje rasim? Neįsivaizduoju. Užduočių sąrašas. Valgyti, miegoti, treniruotis. Rasti drakonų kamuolius. Ir prikelti kriliną. O, velnės, mums reikia kriliną prikelt. Mums būtinai reikia rasti tos 2 prakeiktus drakonų rutulius. Pala, kaip čia man dabar nulipti nuo šitų kvailų kopečių? Pala, pabandom parduoti šitą kvailų lovą. Aha. Ir neįsivaizduoju, mes dar čia ką nors turim, ar ne? Opa. Gerai, kvailos sienos, man jos nepatinka. Šitoms lovoms ate.
Šiaip manau, kad galima būtų čia išvalyti viską. Ir man atrodo, mums reikia įsigyti lovų visgi, dėl to, kad potencialūs pirkėjai ką tik labai pasipiktino. Kažką vaikiško perkam. Nežinau, nesvarbu. Ta prasme, nepildė, kai čia gyvens, tai koks skirtumas. O? Ir iškart visi pasidarė kur kas laimingesni. Man dabar kyla klausimas, kur galėtų slėptis pats paskutinis drakonų rutulys. Čia džino vėžlio akiniai? Jūs juokaujat? Pala! Visus rutulius radom. Aš skaičiuoti nemoku. Gerai, pabandom iškviesti tą, kaip čia, drakoną. Rutulių Wow! I don't get it. Why are we doing this again? Because my sister Baba told us to. You have summoned the eternal dragon. Make your wish and I'll... God, it's you guys again. Nu gerai, supratau, mes naudodamiesi drakono rutuliais tiesiog galime dieną paversti naktim arba atvirkščiai. Tik tiek, supratau. Ką mes čia dar galėtume išvalyti? O, kas sugebėjo aptaškyti lubas? Ta prasme, man nieko nereikia daryti. Žmonės džiaugiasi, kad aš šitų gėlių atsikratau, išskyrus vieną moterį, nes tos gėlės buvo mirusios. Tai jeigu mes dabar, pavyzdžiui, nusipirktume kokį nors augalą, pavyzdžiui, bonsai medelį, tai spėju, kad visi pasidarytų laimingi. Uždarom šitas spinteles ir bandom parduoti džino vėžlio namą. Oh my god, kokia čia netvarka. Galim lėkštę ant lėkštės padėti. Kam aš terliojuosi su tom prakeiktom lėkštėm? Ta prasme, mes tuoj parduosim šitą namą. Gerai, tvarkelė, einam į lauką, na ir pažiūrim, kiek mes uždirbsime iš šito namo. Labai švarūs namai, nėra vietos ofisui. Ir jūs norit pasakyti, kad aš taip greitai tiesiog pasimusikavęs šluotą uždirbsiu 45 000? Žinot ką, pabandom dar pasiderėti. Ar damokės žmogus mums 4 000? Ok. Nuošir verslininkas. O, pažiūrėkit, kaip pagerėjo šitų namų būklė. Na ką, bičiuliai, dėkoju visiems už dėmesį. Su jumis visą šitą laiką buvau aš, Vėjas. Parašykit komentarų sekcijoje, ar norite, kad toliau tęsčiau pildikų namo paieškas. Aš einu pasimaudyti, nes, ta prasme, aš jau pavargau, mano galva perkaito nuo viso šito verslo. Tai va, o kol kas visais atsisveikinu, linkiu visiems sėkmės, duodu oro bučkį, žaibą, spaudžiu dešinę ir pasimatysim kaip visada.